Sveiki, vėl krepšinio mokykla Žalgiris su fizinio rengimo treneriu Raimondu. Šiandien vėl darysim panašaus intensyvumo treniruotę kaip ir vakar. Tikiuosi po vakar atsistatėt, nieko neskauda. Tai aš tikiu, kad jūs esate pasiruošę, tai kaip ir pradėsim. Vėl darysim 3 etapus, apšilimas. Antras bus etapas daugiau kojų, o trečias važiuosiu daugiau viršų į korą. Taigi, apšilimą pradėsim nuo pėdų. Tai vėl nuo kulnų pasistebimai. Tai važiuojam 12 kartų. 1, 3. Sekantis pratimas bus aktyvuosim truputį dubenį. Tai vieną koją pristatom šalia, daugiau į pritūpimą, sekimą, eisim nugarą, palaikyti tiesiai, žvilgsnį tiesiai ir siekiam su pirštų galais, kiek įmanoma tiesiai, į šoną ir atgal. Tai pasiruošę važiuosim po 9 kartus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keičiam kojas, darysim kitaip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dabar darysim kelius, kelsim, vėl aktyvuosim dubenį, tai taip atrodys pratimas pakeliam, atsukam dubenį, išlaikom tiesiai, nugarą palaikyti tiesiai, nuleidžiam, pakeliam, leidžiam, darysim po 10 kartų. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keičiam kojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekantis pratimas bus šuoliukai, ištiesus rankas, šokinėsim 45 sekundės. Atrodys, taip stenkitės rankas ištiesę, rankas kojas tiesiai, nugarą palaikyti tiesiai. Tai ready. 1, 2, 3, važiuojam. 45 sekundės. Ilsimės iki 15 sekundžių. Apšilsim pečius dabar. Kai jau vakar tai darėm. Tai jeigu pasiruošę, važiuojam 6 kartus į viršų. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Sekantis pratimas. Rankos ištiestos. Vėl važiuojam. 1, 2. Sukam į priekį. Atgal. Pasidarom tempimus pečių. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Uždedam dabar ranką galą truputį. Su pasipriešinimu. Spaudžiam alkūnę į delną. Kitą truputį. Vėl kitą. Sekantis apšilimo etapas tai bus dinaminis apšilimas. Pradėsime nuo pritūpimų keliant kelią. Tai atrodys taip, pasiruošę 6 kartus greitai, neliečiant žemės pėdą, keliant kelią. 2, 3, 5, 6. Kita, keičiam kojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir tempimas. Stenkitės prie krūtinės paspausti. Po 3-4 kartus. Dabar darysim pritūpimus, išlaikykit nugarą tiesą, stenkitės sėsti atgal, nekiškit kelių į priekį. Tai pasiruošę, palaikykit nugarą, žvilgsniu tiesiai, greitus pritūpimus lėčiau nusileidžiam, greičiau pakylam. 1, 6. Ir tempimai. Kelią laikykite arčiau kito kelio. Kulną spauskit prie sėdmens, išlaikykit nugarą, jeigu netempia truputį dubenį į priekį pastumkite. Dabar vidinę šlaunų dalį truputį apšildysim. Tai bus siekimas. Nugarą išlaikykit vėl tiesiai. Sieksime pėdas. Tai vėl po 6 kartus. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Ir tempimas. Ant vienos kojos stojam, pėdą laikom viršų, kelią pakelkite viršau dubens šities, sukame į šoną, tempimas, atsukam atgal. Kitą koją, sukimas, atsukam atgal. Sukimas, sukimas. Darysim dabar šonai truputį pritūpim. Tok kampus, stenkitės galinės kojas. Turėtų praktiškai pėdą dirbti tarp kelio ir priekinės kojos kulnų. Ir vėl pritūpim, nereikia 90 laipsnių. Stenkitės čiurną, nugarą sėdintys išlaikyti ir iš šono, ne iš rankos, lenkimės po 6 kartus iš šono. Keičiam pusės.
Vėl tempimai. Tai vėl į kurią pusę dedam kojas, stenkitės, kad kojų pirštų galai būtų vienoj linijoj. Ir į tą pusę darom po 2 tempimus. Keičiam kojas. 2. Kita. 1. 2. Dar kartą. 1. 2. 1. 2. Paskutinis pratimas. Tai kelsi priešingą ranką ir ištiesus koją sieksim pėdą. Stenkitės nugarą tiesiai palaikyti, nebūtinai pilnai ištieskite koją, kiek leidžia jūsų pajėgumas. Tai vėl važiuojam po 6 kartus kiekvienai kojai. 1, 2, 3, 6, 7, 12. Dabar ilsimės. 2 minutės. Atsigerkit. Vandens, jeigu turit šalia. Ir pradėsim pagrindinę dalį. Tai vėl pagrindinė dalis daugiau bus kojų, sėdmenims, vidiniam šonim sėdmenims. Jeigu ant kilimėlio dabar darysim pritūpimus, priekinę koją pritūpus, vėl pėda praktiškai tarp kelio ir priekinės pėdos kulno turi tilpti, tai ant kilimėlio, jeigu pajėgumas jūsų leidžia, nes ant kilimėlio bus sunkiau balansuosit truputį, tai daugiau jungsit vidinių raumenų, tai stenkitės ant kieto pagrindo padėti. Ir jeigu pasiruošę, tai važiuojam po 8 kartus kiekvieną koją. 3, 2, 1, važiuojam. Rankas galite laikyti ant liemens, stenkitės daugiau iš priekinės kojos. Išlaikykite tiesią nugarą, kelkitės iš sėdmens ir priekinės kojos. Kojas. Vėl pėdos turi būti priklijuotos prie žemės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vėl ilsimės 15 sekundžių. Sekantis pratimas bus vėl sėdmenims. Daugiau paimsim iš dubens dar gyvūnais raumenis, tai stengiamės pritūpimą darysim. Stenkitės, kad pėda išliktų vienoj pozicijoje, tiesiai, kaip stovėtume tiesiai. Tai važiuosim kiekvieną pusę po 6 kartus. Tūpti giliai nereikia. Vėl stenkitės nugarą išlaikyti žvilgsnį tiesiai. Pasiruošę. 3, 2, 1. Važiuojam. 1. Pristatom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ilsimės. Dabar darysim šuoliukus keičiant kojas. Vėl šuolis tenktas rankų mostą suderinti su kojų atsitarimu ir keičiant kojas šakunėsim. Darykit vėl pagal savo pajėgumą. Jeigu mergaitės vaikinukai daro, tai vaikinukai aišku daugiau darykit. Mergaitėm rekomenduoju 12 kartų bendrai skaičiavus keičiant kojas. Kitiems 8-10. Tai jeigu pasiruošę, vėl atsistojam, poziciją šuolio ir važiuojam. 3, 2, 1. 1. Vėl ilsimės. Sekantis pratimas bus ant kilimėlio. Ištiesus kojas. Stengtis truputį per kelius sulenkus koją vieną, kitą koją ištiestą kilnosim į viršų. Palaikykit sėdmenis įtemptus. Tai darysim po 10 kartų. Tai pradedam. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Dubenį iškėlus. Neskubėkit. Lėtai. Kita koja, keičiam kojas. 3, 2, 1. Vėl važiuojam. Dubenį palaikykit aukščiausiam taške, kiek galima iškelti. Tai pirmą seriją baigiam, darysim vėl 2 serijas. Kad būtų vidutinio intensyvumo, kad galėtume rytoj dar ryte atsikelti. Tai vėl, jeigu turit šalia vandens, gurkštelkit. Tai vėl pasiruošę, darysim pritūpimus nuo priekinės kojos. Dabar stengsiuosi iš šono padaryti. Tai vėl darysim po 8 pritūpimus. Dedam priekinę koją į priekį ir važiuojam. 1, 2, 3, 4. Vėl sukamės į kitą pusę. Pėdą stengtės laikykite prispaudę prie grindų. 3, 2, 1. Važiuojam. Išlaikykit vėl nugarą, nepamirškit žiūrėti tiesiai, nežiūrėkit į žemę. Darysim dabar vėl pėdą tiesiai, tiesimas, pristatom į kitą pusę. Vėl palaikom. Palaikom pėdas tiesiai ir važiuojam. 3, 2, 1. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vėl ilsimės 15 sekundžių. Darysim, vėl kartosim šuoliukas, bet man fainiausia ir maloniausias pratimas šitos serijos, tai keičiam kojas. Jeigu lubos aukštos, tai stenkitės šokti aukščiau. Pasiruošę, vėl važiuojam. Vėl ilsimės, darysim ant kilimėlio. Tenkitės 90 laipsnių nesulenkus, tenkitės daugiau ištiesus, kad jaustųsi gansmingas ir sėkmingas. Darykit nuo kūnų pėdas, darant ištiesą koją, jeigu pėdas pirštus, laikykite prieš save. Tai vėl pasikeliam ir važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keičiam kojas, dubenį išlaikom aukščiausiam vėl taške ir važiuojam. 10. Baigus antrą dalį, vėl pailsim iki pusę minutės ir darysim trečią dalį ant kilimėlį. Tai pilvui, šonam, nugarai ir pečiams. Tikiuosi esate pasiruošę, darysim, sieksim kulnus, išsitiesim nenuleidę kojų, vėl liesim kulnus po 15, iš viso 15 kartų. Pratimas pilvo presui, stenkitės nugarą paspaudyti, pavadinimas jo butterfly, krugelis. Tai jeigu esate pasiruošę, važiuojame. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilsimės, darysim po 2 pratimus. Sekantis pratimas bus koja ištiesus. Sieksim alkūnį. Po 10 kartų. Tai vėl. Pasiruoškit. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Alkūnę galite siekti žemę
Keičiam kojas. Važiuojam. Ir sekantis pratimas bus šonams. Truputį atsigėkit, iki 10 sekundžių darysim aktyvią flanką. Stenkitės kojas laikyti ant grindų, ne ant kilmėlio, neslyst koją. Vėl alkūnę stenkitės laikyti tiesiai po pečiu, ne paslinkit į priekį, nes irgi bus ir sunkiau išlaikyti ir slyst. Rankas spauskite, delnus spauskite į žemę. Mergaitėm rekomenduočiau daryti nuo kelių. Stipresniems mergaitėms ir vaikinams rekomenduoju nuo kojų. Vėl pasiruošim, darysim po 10 kartų kiekvienai pusė. Važiuojam. Vienas. Stenkitės neskubėti. Lėčiau nuleidžiam, galite sargiau pakelti. 10. Keičiam pusę. Ir važiuojam. Vienas. Smagu, jeigu liko kažkas su manim, nes treniruotė tikrai nėra sunki. Sekantis pratimą irgi jungsim daugiau pilvo į šonus. Tai atsigulę ant šono, spaudžiam ranką į žemę, galite 45 laipsnių ranką išties spausti. Turėsim ištiesiam kojas, siekiam alkūnę, stengiamės pilvą palaikyti aktyvų ir darysim vėl nuo 8 iki 10 kartų, kiekvienai pusė. 3, 2, 1, važiuoja. 1, 2, kelius suglaudę laikykite ir pėdas. Keičiam pusės. Ir važiuojam, ranką laikom ant kaklo, kojas suglaudžiam ir nenuleidžiam kojų, siekiam. 3. Priėjom prie nugarinės dalies. Nugarai darysim dabar. Nebus toks lengvas pratimas, turbūt ne visi. Stenkitės palaikyti nugarą tiesiai, kojas pečių kloti ir priešinga ranka tiesim ranką ir kojas. Tai pasikeliam ant pėdos pirštų, laikom 90 laipsnių tiesiai po pečiu delnus ir priešinga koja, priešinga ranka keliam iki 8 kartų. 1, keičiant kojas ir rankas. 2. Ilsimės. Sekantis pratimas bus atsiguls ant pilvo.
Ištiesiam rankas ir kojas. Ir priešinga ranka, neliečiam žemės, darysim laikui, kelsim rankas ir kojas. Pasiruošę, tai darysim apie 20-30 sekundžių. 3, 2, 1. Važiuojam. Nepamirškit kvėpuoti, neužduskit. Op. Ir ilsimės 10 sekundžių, 10-15 sekundžių. Dabar darysim pečiams. Tai vėl pečių daugiau tokia kita plankos variacija, bet truputį ir išjudinsim pečius. Atsistojam vėl nuo pėdų ant rankų. Sieksim neskubant, lėtai. Po 10 kartų, viso 20 kartų pečius ranka. Pasiruošę. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dubenį išlaikykite tiesų, nugarą irgi stenkitės tiesiai išlaikyti. Palaikykite aktyvų pilvą, sėdmenis. Ilsimės. Ir sekantis pratimas tai nuo alkūnių, vėl plankos variacija, atsistojimas. Tai vėl kiekvienai viso galime iki 20 atsistojimų daryti. Jeigu pasiruošę, 3, 2, 1, pasikeliam ir važiuojam. Neskubant. Palaikom pilvą, sėdmenis vėl aktyvus. Vėl trečios dalies baigiam seriją. Truputį atsipučiam ir vėl viską kartuosim. Kam per truputį gali pasirinkti labiausiai patinkančius pratimus, tai praleiskit kažką. Arba stenkitės daryti ir darykit, kiek iš savęs padaro. Vėl važiuojam, pilvai pradėsim. Nuo praktimo butterfly. Ir jeigu pasiruošę, sieksim iki 15 kartų kulnus. Važiuojam. 1, ištiesiam rankas pilnai, neliečiam žemės, rankas ir kojas. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vėl irsimės. Sakinės pratimas ištiesus koją, ranką palaikykite ant kaklo ir kitą koją sulenkta prispausta prie žemės ir stengiamės iš pilvo keliant koją susitikti alkūnės su pečiu. Važiuojam. Ranką ištieskite, čiuoles spauskite, jeigu per sunku. Iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Keičiam pusę. 3, 2, 1. Važiuojam. Nuėjom iki šonų. Darysim aktyvę side planką. Tai pasiruošę, ištiesim kojas, mergaitės stengtis sulenktom, jeigu sunku. Alkūnę laikom tiesiai po pečiu, pasikeliam ir važiuojam po dešimtą. Keičiam pusę ir vėl stenkitės, kad kūnas būtų vienoj linijoje, nekiškite sėdmenų ir jungkite, aktyviai palaikykite pilvą. Vienas. Vėl ilsimės. Aišku, mūsų mokyklos krepšininkų šitie pratimai visai nebaisus, nes mes esam viską praėję. Ir akise per tos 3 mėnesius matėsi, kad daug lengviau daro. Vėl važiuojam, ranką ant kaklo ir liečiam kelius. Suglaudžiam kojas, svorį, važiuojam po 10 kartų. Keičiam pusę. Ir važiuojam. Sekantį pratimą darysim nugarai. Tai vėl tiesim rankas ir kojas. Visai nedaug liko, 3 pratimai, tai stenkitės išlaikyti treniruotę. Pasiruošę, važiuojam. Vėl gulomės ant pilvo, ištiesim rankas, kojas, vėl darysim iki 30 sekundžių. Priešinga ranka, priešinga koja, kelsim laikui neliečiant žemės. Vėl sėdmenys
kaip ir praeito pratimo įjungti, pilvas nugaras, nugara įjungta. 3, 2, 1, suvažiuojam. Op. Ilsimės po 10 sekundžių. Darysim pratimus pečiams ir pilvui šonu. Tai vėl pasikeliam į pietų. Ir siekiam pečius po 10 iki 10 kartų nesam. Stenkitės dubenį išlaikyti vienoj pozicijoje, per daug nekraipykit. Paskutinis pratimas, tai kita rankos variacija, nuo alkūnių kelsimės. Dėsim rankas pasiruošę, važiuojam po 10 kartų. Op. Dabar atėjom paskutinę poziciją, tai tempimai. Dabar darysim tempimus. Gilmėlio. Visi sudeda kojas. Truputį pratę pagrindinės numeris stoja. O, vieną koją tiesiam, kitą koją šalia. Pėdą laikom yra šlaunies. Stengiamės pasiekti. Spaudžiam viršutinę prie kojos. Kitą koją. Vėl. Važiuojam. Tempimas. Vieną koją ištiesą, kitą koją. Keičiam koją, perdedam į kitą pusę. Ir stengiamės spausti sėdėlį į žemės ir prieštis sekūną. Op. Kitą koją keičiam. Tiesiais prispaudžiam kelią prie krūtinės. Keičiam kojas. Spaudžiam vėl prie krūtinės. Kitą koją pėdas laikyti pėdą pirštus į save. Stengti galite kitą krūtinės dalį pasiekti. Šoną patempti.
Vėl truputį kojas, stengiamės dubenį spausti žemę. Dedam į šoną truputį. Pratempiam. Grįžtam atgal, pratempiam. Išlaikykit nugarą tiesą. Pėda įremta. Gale. Vėl iš šono tempimas. Sėdam ant kulnų. Spaudžiam suskėdinį prie kulnų ir nugarą stengiamės ištempti pirštų į priekį. Gulam ant žemės, pilvo, prispaudžiam kulną prie sėdmens, kelią prie kelių, laikykit, stenkitės, kad dubens srity būtų. Keičiam koją. Dabar ištempsim, pratempsim truputį blauzdas. Stojame pėdas, kitą koją pėdą uždedam ant čiurnos ir kulną spaudžiam prie žemės, ištempdami blauzdą. Keičiam kojas. Ačiū, kad sportavote su krepšinio mokykla Žalgiris ir manim. Jeigu patiko, tai laikim, share, komentuokit. Ir kaip mes be mūsų mokyklos ir pagrindinės komandos šūkio, tai kas čia sportuoja, visi žinos, sumetam rankas ir mes už geros dienos. Susitiksim rytoj.